Na ką, tai šiandien truputėlį pakalbėsiu apie insaitą. Insaitą apie pinigus, pinigų atėjimas, tai yra verslo algoritmas, kai mes neturim klientų, nėra klientų, ar pas mus ten kažkoks profesinė pauzė ir taip toliau. Tai dažnai tai vadinama, sakykime, jeigu skaičiais, tai yra aštuoneto pradirbimas, bet aštuoneto tai kaip sąlyginė materijos objektas, bet pakalbėkime apie insaitą, kuris man padėjo susivokti, tai perduodu jums ir toliau paprastus dalykus. Iš tikrųjų tai yra paprasta. Tai kiek mes energetiškai investuojam patys į save, tiek matrica mums atspindi mūsų veikloje ir tai juk jūsų kūryba. Taigi, iš tikrųjų neišsiplečiant, tai yra taip, kad jeigu jūs, kad ir kaip bebūtų, jūsų įžvalgumas tam tikroj srityje, ar ne, jums ten jūs gaunate žinių, jūs iš kažkur imate šitas žinias, tobulėjate, jaučiate, kad tobulėjate, bet jūs imate tiesiog tik tai tiek, kiek tai yra nemokama. Ir jums atrodo, tai užtenka, jūs augate, jūsų suvokimas auga jūsų biznis, ar ne, kažkokioj ten srity kažką ten turite, bet jums vis negana, jūs kaip ir kažkokiam rate sukatės vienodo algoritmų, bet ir toliau gilinate žinias, bet viskas yra lyg kažkokio po kažkokią širmą, kažkokią pilkoj zonoje, ar ne? Tai kad prajudėtų ir tas pradėtų tekėti tą energiją, ar ne, pinigų energiją, vadinkim taip, tai pirmiausia, ką jūs turite padaryti, paklausti savęs, ar jūs esat pasiruošę sumokėti už savo žinias kitam, sumokėti už tas paslaugas kažkokias kitam, sumokėti už kažkokį daiktą, ar nesvarbu, kelionę, procesą, nesvarbu, ar jūs esate pasiruošę, kokia pas jūs viduj yra energija, atiduodant pinigus, kokia ta energija yra, ar jūs nori atiduodat, ar jūs skaičiuojat, ar jūs ten galvojat apsimoka ar neapsimoka. Ar jūs ten galvojat, čia dabar mane apgaus, aš nemokėsiu, arba aš visur niekur kitur nemokėsiu, nes viduj turiu blokų, nes man neužteks pinigų rytoj nusipirkti sviesto, ar ne? Jūs turite atsekti taip, kaip jūs einate į paslaugos, į paslaugos procesą. Tai yra pinigų atidavimo procesą. Taip, kaip jūs einate, jeigu tai yra jūsų paslauga, jūs pagaukit save, sukonkretinkit, kaip jūs, kaip klientas, perkate lygiai tokią pat paslaugą. Tai kaip tik užseksite, kaip jūs perkate tokią pat paslaugą, kokį jausmą ir kaip jūs nori atiduodat pinigus, ypač į save, į savo mokslą, į savo tobulinimą. Ir taip toliau, jeigu jūs lengvai atiduodat, ar ne, jums atrodo, kad čia visą laiką per brangu, ar man nereikia, aš čia paklausysiu YouTube'ės ir ten viską aš išmoksiu ir man nereikia. Man nereikia ten mokėti niekam, man nereikia ten taip toliau. Tai dabar klausykit, tai lifehackas. Taip, kaip jūs jaučiat, taip, kaip jūs atiduodate, tiek pas jūs bus ir klientų. Tai yra, arba ateis klientai tokie, kuriems gaila, neužtenka, negali sau leisti. Tai reiškia, kad nebus jokių klientų. Suprantat? Matrica atspindi lygiai tą pačią būseną, kaip ir jūsų klientai ir esate jūs patys. Tai reiškia, kad jūs nemokate niekam, tai ir jūsų klientai nemokės, nes tie klientai esate jūs. Matricoje tai yra veidrodis. Matrica yra materija, jūsų vidinės būklės į procesus, į nesvarbu.
Taigi, jūsų visi klientai, visų pirma, jų nebus. Jeigu jūs nemokate, tai ir jūsų klientai nėra jų, nes pasižiūri jūsų kažkokius ten darbus, galbūt praskrolina ir viskas, jiems to užtenka. Jie kažkokią vibraciją pagavo ir viskas. Jie yra jūsų atspindys, jūsų klientai yra lygiai tokie pat kaip jūs. Taigi nustokit tai daryti, atiduokit pinigus lengvai, nes jūs atiduodate savo, ypač jeigu jūs investuojate į save, tai yra į savo komfortą matricoje, visada ateis atgal pinigai, nes atspindės jūsų klientai, jūsų biznio nešėjai pinigų, ar ne, tie pinigų nešėjai esate jūs pats, jūsų klientas bus lygiai toks pat kaip jūs. Su lygiai tokio pačiom baimėm, problemom, kokį jūs spinduliuos. Dėl to atiduokit lengvai pinigus. Norėkit mokėti už kursus, norėkit mokėti už žinias, norėkit mokėti už paslaugas ir lengva ranka. Štai jums yra atsakymas, kada mes norim nuolaidų, kada mes norim kuo pigiau, kada mes norim tų visų dalykų. Žinokit, kad į jūs ateis lygiai tas pats. Kai jūs norėsit parduoti savo darbą, tai jums šefas sakys, aš tai norėčiau jums pamažinti algą, aš norėčiau, kad man kuo pigiau būtų. Arba jums klientas, jūs užsiminėjat paslaugą, sakys, aš tai norėčiau, kad kuo pigiau, gal galit nuolaidėlę. Štai jums yra atsakymai. Didžiausias lifehackas, kokį galėjau jums perduoti. Naudokitės, mėgaukitės tuo, naudokitės ir kurkit savo realybę, kad jinai eitų kartu su jumis. Matrica, išorė yra veidrodis jūsų vidaus. Bandom kartu su manim. Aš lygiai tokia pačioj toj bendrystėje esu kartu su jumis. Ir eksperimentuokim, darykim, nes tai veikia, tai yra kaip matrico įstatymai. Tik tai mes jų nepastebėdom ir nežinojom, ar ne? Prabudimas labai daug duoda, patikėkit manim. Iš viso širdies su meilė, Marija. Ir jeigu ką, rašykit, komentuokit, skambinkit, darykit, ką nori. Einam į satsangą ir aš jums padėsiu atverti akis ten, kur dar reikia prabust.